Nors čempionatas bendro starto, bet jau Ž punkte, praktiškai nuo Ž punkto nemačiau nei vienos varžovės miške, nes į patį pirmą punktą jau pasirinkau kitokį prabėgimą nei dauguma merginų, jį turbūt atsižymėjau pirmą ir toliau tiesiog tęsiau trasą. Sekėsi neblogai, bet buvo pora netikslumų tokių, kurių būčiau norėjus išvengti, bet toliau gale ganėtinai gerai rinkausi punktus ir pavyko nugalėti šiandien. Kai pamačiau, kad čempionatas bus šitoj vietovėje, tai tikrai nudžiugino, nes ganėtinai sudėtinga techniškai, daug pelkučių tokių ir tarp pelkučių tokios kaip miško salos, tai takelių beveik nėra, tai faktiškai trasa visa gaunasi techniška ir tikrai įdomi. Tai fiziškai aišku išvargina, nes šiandien ir lietus lijo ir tos pelkės tokios klampios, bet na ką, nėra lengva. Taigi antroji mūsų grupė startavo, galite stebėti, kaip jiems seksis iš karto po starto pradžios. Įvairūs jau taktiniai manevrai nuo pat starto pradžios ir už 10. Šiandien turėjom bendro starto rungtį. Nuo trasos pradžios nesėmiau iniciatyvos, nes nesijaučiu taip gerai pasiruošęs. Leidau kitiems vesti traukinį, bet jau pirmą punktą įvyko šikie tokie nesklandumai. Toliau sekėsi prastai man asmeniškai. Gal 3. ar 4. kontroliniam punktą sudaužiau kompasą. Niekaip negalėjau įeiti į ritmą. Galiausiai nuo 9. punkto likau visiškai vienas. Bandžiau bėgti savo trasą, bet buvo daug pelkių, daug krypties keitimo. Labai prastai sekėsi orientuotis, tačiau stengiausi kovoti iki galo, nepasiduoti. Po to galiausiai šiaip netaip pavyko įeiti į šiokį tokį ritmą, pradėjau geriau skaityti žemėlapį, stengiausi kovoti iki pat galo ir likus 2 kontroliniams punktams pamačiau traukinuką. Supratau, kad tikriausiai dar gyva viltis dėl aukso ir išbėgus į pievą pavyko į 100. punktą aplenkti savo varžovus. Lietus nepalengvino sąlygų, visuomet sudėtingiau orientuotis, bent jau man, kai lyja ratus. Trasa buvo techniška, daug krypties keitimo, reikėjo skirtingų įgūdžių, reikėjo ir salom greičiau prabėgti, kur buvo švaresni plotai, tada pelkėmis buvo, manau, tyčia organizatorių pasiūlyta bėgimą sudėtingų gruntų, kad patikrinti, kaip kryptį laikysim, kaip fiziškai esam pasiruošę. Tai buvo trasa įdomi, sudėtinga, reikėjo įvairių įgūdžių, kad sėkmingai ją įveikti.